Pas, paskutinis trečio skyriaus puslapėlis, paskutinė apžvalga. Ir einam pažiūrėti, ką mums liepia prisiminti iš to trečiojo skyriaus. Prisiminkime, apie ką jis buvo ir pakartokime svarbiausius dalykus. Pasąmonė kontroliuoja visus gyvybinius kūno procesus ir žino, kaip išspręsti visas problemas. Mes jau čia apčiopėme keletą istorijų. Čia tik trečias skyrius, kol kas Hebra, ar ne? Tik trečias skyrius. Ir mes jau, ačiū už širdutes. Ir mes jau tiek daug istorijų iš tikrųjų čia perskaitėme, ar ne? Tiek daug istorijų apčiupinėjome, kurios mums padeda po truputį įsileisti tikėjimą, kad po 100 pypkių aš ten kažką viduj turiu, ką aš galiu panaudoti ir pakeisti savo rezultatus, situacijas, gyvenimą visą. Taigi taip pat ir daug buvo istorijų apie sveikatingumą, sveikatą šiame, ar ne, kaip žmonės išsigydė tiesiog patys save. Tai kontroliuoja visus gyvybinius procesus ten viduje, ar ne? Mums sąmoningai nereikia sakyti, skrandį, dabar aš dedu maistą, tu virškink. Mums sąmoningai nereikia sakyti savo šlapimo sistemai. Mes pajaučiam, kad mums reikia, mes ir einam. Nėra taip, va, dabar nueisiu, jau dabar gali, ar ne? Mes viską tiesiog sąmoningai pajaučiame, ar ne, tai yra tiesiog nesąmoningai, pasąmoningai viską pajaučiame ir viskas yra atlikta už mus. Mums nereikia ten galvoti, kaip ten virškina, kaip širdis plaka, kaip plaučiai. Visas procesas ten yra. Ir kas jį kontroliuoja? Mūsų pasąmonė. Pasąmonė mus kontroliuoja. Žinot, žmogus panirsta į komą. Irgi, ar ne? Žmogus į komą. Simona, palik širdučių. Žmogus į komą panirsta, bet viskas pas jį funkcionuoja, ar ne taip, nes pasąmonė valdo. Sąmonės nereikia, kad viskas vyktų pas mus tenai. Viskas yra pasąmoningai. Prieš užmigdami perduokite pasąmoniai konkretų prašymą ir patys įsitikinkite, kokių stebuklingų galių ji turi. Prieš užmigdami, bet aš jau aiškinau, jeigu tu negirdėjai, jeigu tik dabar manęs ateini pasiklausyti, būtinai grįžk ir peržiūrėk prieš tai įrašytus YouTube'ės įrašus apie pasąmonės galią. Ir jau kalbėjom apie tai, kad labai labai yra svarbus momentas. Prieš užmiegant valanda, nubudus valanda. Šitie vaidina, tos 2 valandos vaidina tokį didelį vaidmenį tavo gyvenime. Taip, kad ką tu kemši, ką tu duodi savo per matymą, girdėjimą, per va tokį minčių sukūrimą, ką tu duodi, tu tą ir gamini. Intensyviai, pasąmonė tiksliau gamina šitos visus dalykus. Tai yra labai labai svarbu, kad prieš užmiegą, jeigu yra kažkas, vienas ar keli ten tavo dideli tie norai, prieš užmiegą, pakartok. Pakartok, kad aš jau turiu, aš esu, aš jaučiu, ar ne, tos dalykus. Atsibudus ir vėl ryte, vėl pakartok. Aš turiu, aš esu, aš gavau dar vieną dieną, kai bet kurią minutę pas mane gali įvykti stebuklas. Tai va tiesiog kartoti tuos dalykėlius savo prieš užmiegant ir atsibudus. Viskas, ką jūs įteiksite savo pasąmoniai, materializuosis erdvės ekrane kaip sąlygos, išgyvenimai ir įvykiai. Ką jūs įteigiate, mes tada jau, čia jau gimsta. Mūsų mintys, mūsų pasiūlymas, idėja kažkokia, tai yra energija kvantiniam lauke. Ir jau kai mes įteigiame, jau vyksta ir mes pradedame traukti. Jau čia mes jau tą turime, ar ne, viduje? Ir pradedame traukti, traukos dėsnis pradeda veikti. Tai viskas įvyksta sąlygomis, išgyvenimais, įvykiais. Tiesiog sako, man taip nutiko. Nėra, kad tau kažkas tik nutiko. Tai nutiko dėl to, nes buvo priežastis sukurta pas tave mintyse kažkada. Todėl dabar tai ir nutiko. Todėl turite labai gerai pasverti visas mintis ir idėjas, kurios jums ateina į galvą.
Tai dar gerai, kad ta mintis tavo sukurta. Tai gal jinai nėra tokia baisi, bet kiek mes siurbėme visko iš aplinkos. Kiek mes susirenkame triukšmo ir žalos tokios, to teršimo savo minčių iš aplinkos. Jau aš sakiau ir nebekartosiu, grįžk pažiūrėk mano praeitos savaitės įrašus, kad nu būkim geri, rodykime savo vaizdus, leiskime savo patirti, apčiuopti tik tai, ką mes norime sukurti mūsų aplinkoje, ką mes norime gauti. Nes jeigu mes įsileidžiame to triukšmo, to brudo iš aplinkos, nu, vat, ir pas mus visą tai pasimato. Veiksmo ir atoveiksmio dėsnis yra universalus. Jau sakau, su tuo nesiginčiame. Visi fizikos pamokas turėjome mokykloje. Jūsų mintis tai veiksmas, o nesąmoninga pasąmonės reakcija į mintį atoveiksmis. Kaip ir sakiau, jeigu kažkas atsitiko, tai buvo priežastis pas jūs mintyse, pas jūsų idėja buvo kažkokia. Ir jau tas atoveiksmis, tai štai ką mes pagaminome ir jau pasimato čia. Kontroliuokite savo mintis, šauktukas netgi, kontroliuokite savo mintis. Neviltis apima tada, kai neišsipildo troškimai. Mes nusiviliame. Taip, neišsipildė. Norėjau, nepavyko. Jeigu jūs patys darysite kliūtis, delsite ir sunkinsite padėtį, jūsų pasąmonė sureaguos atitinkamai. Taip jūs atsistosite skersai kelio savo pačių geroviai. Mes mėgstam atidėlioti. Jau esam idealūs, profesionalai atidėlioti, ar ne taip? Ne visi žmonės yra tų tokių, kur, viskas man turi eiti. Bet jau atidėlioti, tai nereikia šito mūsų mokyti. Tai vat, dėlsimas, ar ne? Mes sukūrėme patys kliūtis. Aš užvakar pasakojau istoriją, kaip aš nenorėjau važiuoti į vieną koncertą ir netgi susisargdinau save, bet paskui nusprendžiau, kad, aš pasižadėjau ir turėjau pasveikti. Ir pasveikau, taip sakant. Bet ant kiek mes esam tokie įdomus, būtybės, tokie kūriniai įdomus, kad mes patys sukūrėme tas kliūtis. Jeigu mes delsime, jeigu yra kažkas, tai visada arba liga užpuola, arba mamytėm vaikai susirga, aš nebegaliu, kažkas kažką pasiūlo. Gal, ar ne? O paskui prasideda abejoju, nežinau. Susirgau, žinai, kad nebegaliu, oi, žinai, man ten operacija, oi, žinai, ten dar kažkas, tai dar kažkas ir vis mes pakišame savo koją. Tai kaip ir čia sako, mes stojame skersai savo pačių gerovai. Ačiū. Mes patys tiesiog savo pakenkėme tokiu būdu. Kai mes delsėme ir tiesiog sunkiname savo padėtį patys, nes atitinkamai sureaguoja. Jeigu mes nedarome, trinamės toj pačioj vietoj, mes tą patį traukiame. Ir toliau, ir toliau, ir toliau. O jeigu yra, pas mane toks moto, bijau, bedarau. Bijau, bedarau. Nežinau, bedarau. Taip tu savo labai labai padėtum. Bijau, bedarau. Irgi taip, įsirašyk savo. Nesvarbu kas, einu ir darau. Nei karą einu, liksiu gyva, atlaikysiu. Kitas. Gyvenimo principas turi tekėti nevaržomai. Maitinkite savo pasąmonę mintimis apie darną, sveikatą bei ramybę ir visos jūsų kūno funkcijos normalizuosis. Vakar, praeitoj laidoj, praeitom susitikime skaitėm, kaip akla moteris susigrąžino regėjimą. Mūsų pasąmonė mūsų visas organizmas tenai, jisai yra sukurtas funkcionuoti idealiai. Mes patys pritraukiame susikurdami idėją, nerimą, stresą ir taip pat pakenkiame. Tai kurkime darną, harmonizuokime, kartokime savo, ar ne, kad mano vidinis pasaulis yra harmonijoje, mano visas kūno sistema, visas kūnas yra balanse. Mes galim tiesiog visada savo tai kartoti, kad mes visada ramybėje. Tai va tiesiog mes galime savo įteikti, kad nepaisant kas, aš visada išlieku rami ir visada palaikau tą vidinį balansą pas savęs. Galime pasirašyti tuos dalykus, ar ne, ir kartoti savo. Ir taip ir bus. Ką mes pasakome, taip ir yra. Nuolat tikėkitės tik paties geriausio.
O pasąmonė tiksliai sukurs tai, ką jūs kasdien galvojate. Kažkur važiuojate, planuojate. Negalvokite, nepradėkite tų ar ne prielaidų. O jeigu tas, o jeigu tas, o jeigu tas, o jeigu tas. Nepradėkite, neikite į tą pusę. Jeigu kažką planuojatės, tai ir galvokite. Atostogos bus idealios. Saulė švies, bus nei per šilta, nei per šalta, tiesiog idealu. Aš turėsiu labai daug laiko savo, aš labai gerai pailsėsiu, aš praleisiu laiką ramiai, kaip tu nori, žinoma, ar ne, gal tu nori keliauti, gal tu nori kopti į kalnus. Mano avalynė bus nu tokia patogi, bus viskas taip idealu, aš kiekvieną sekundę eisiu ir dėkosiu, kad aš esu čia. Tu sukurk, kaip tu nori būti iš anksto, ar ne, kad tau būtų. Nedaryk tų prielaidų, kurios tau kiškoja, nes viskas, kas pas mus nutinka, tai mes patys savo pakišom koją, nes kažkada, o jeigu pagalvojame, ir taip atsitiko, ir paskui sakom, nu va kaip ir sakiau, ar aš taip ir sakiau, bet tai dėl to ir atsitiko, mes taip pasakėme. Tai geriau sakykime, kad bus saulėta, bus gražu, bus labai linksma, bus malonu ir taip toliau. Kurkime savo gėrį, darną kurkime savo gerovę. Įsivaizduokite, kad jūsų problema išsispręs ir baigsis laimingai. Pajauskite laimėjimo virpulį, nes tai, ką įsivaizduosite ir jausite, jūsų pasąmonė priims ir gyvenys. Ką mes jaučiame, pasąmonė yra mūsų emocija, mūsų širdis pasąmonė yra. Tai ką mes jaučiame, viskas visada. Jeigu mes jaučiame baimę, mes gauname baimę. Nu, kaip tik to ir bijojau, ar ne? Ir tą pritraukėme. Ką mes jaučiame, mes tą traukiame. Tai jeigu mes pradėsime jausti, kurti palaimą viduje, tai mes trauksime daugiau šitų dalykų. Tiesiog kiekvieną dieną irgi minėjau jau, nepamirškit, prisiminkit dėkingumą. Kiekvieną dieną padėkoti. Padėkoti, kad aš galiu matyti, kad aš galiu girdėti, kad aš galiu kvėpuoti, kad aš užuodžiu skanų maistą, ar ne, užuodžiu savo mylimojo kvepalus, aš užuodžiu lauką, gamtą, gėles, aš galiu matyti spalvas. Padėkokite. Jeigu tu ten kursi tiesiog, ar ne, taip sąmoningai kursi dėkingumą ir kasdieną, ar ne, vis daugiau ir daugiau, tu gausi už ką dėkoti ir tie materialūs dalykai ateina, ir meilė, ir laimė, ir viskas tiesiog pradeda plūsti. Dėkojimas yra gausos dažnis, dėkojimas yra pats aukščiausias dažnis, nes kai tu dėkoji, tu esi kame, ar ne, tu esi tame dėkingume. Yra toks čartas, yra toksai sukurtas ir čia yra hercai, ar ne, dažniai yra. Koks pagal emocijas, koks dažnis, kaltė, pagal išjautimą, ar ne, baimė, pyktis, drąsa, motyvas, meilė, džiaugsmas, taika, ir dažnis didėja. Tai kokį tu dažnį ištransliuoji, tu tą ir gauni. Mes esame kaip radio imtuvai, vienu žodžiu. Jeigu tu nori, ar ne, gausos dažnio, jeigu tu nori meilės dažnio, tu turi tą transliuoti. Kai mes radijos klausomės, mes perjungiam, ar ne, kanalą. Kokią norime, mes perjungiam, ar ne, ar ten kokią norim radio stoti. Tai lygiai taip pat ir tu, jeigu tu nori kažko, tu pirmiausia turi čia pas save persijungti į tą stotelę, į tą dažnį, pas savęs turi eiti į meilę, į dėkingumą, štai tada ir mes jau galime atgal grįžta pas mus tas dažnis lygiai taip pat kaip ir radijoje, ar ne, kaip ir televizijos kanalą mes perjungiame ir prisijungiame prie kito dažnio, prisijungia mūsų televizija. Kol mes neperjungsime televizoriaus, ar ne, kol mes mygtuko nepaspausime, jis mums neperšoks iš LNK į TV3. Lygiai taip pat, kol mes ten nepersijungime, mes nepradėsime. Jeigu pas mane yra trūkumo dažnis, jeigu aš tenai trūkumą visada, man neužtenka, aš bijau, ateis mėnesio galas, kaip aš susimokėsiu. Jeigu tenai mes tame trūkume gyvename, tai mes nepritrauksime gausos. Mes nepersijungiame, prie kokio dažnio mes prisikonektinę esam. Tai būtinai tu čia pirmiausia pradedi nuo savęs, o tada pasirodo viskas tavo gyvenime. Turite sąmoningai tvirtinti, tikiu, kad pasąmonės galia, kuri įkvėpė man šį norą, per mane jį ir išpildys. Taip išspręsite visus konfliktus. Toks dalykas yra. Jeigu tau tai nėra skirta, tu niekad apie tai net nepagalvotum. Tau net nekiltų idėja. Kaip čia sako, ar ne? Kad man pasąmonė mane įkvėpė šį norą. Manyje sukūrė šį norą. Vadinasi, aš galiu.
Jeigu pas tave atėjo kažkokia galimybė, jeigu tu pritraukiai kažkokią žinutę, dabar tu mane stebi, gal pirmą kartą mane matai, jeigu tu pritraukiai mane, va čia dabar klausais bliurbančią visokius tokius dalykėlius, vadinasi, tai yra priežastis. Vadinasi, tu esi pasiruošęs kažkokiam kitam gyvenimo laipteliui, tu esi pasiruošęs eiti toliau ir aukščiau. Tu gali viską. Jeigu tau kilo ta idėja, jeigu tau pas tave atėjo gyvenimą, tai yra tau skirta. Tai, kas pas mane ateina, neteina pas kitą. Tai, kas pas tave atėjo, aš nematau, ar ne? Kiekvienas mes gaunam skirtingus dalykus, nes mes pritraukiam. Jau yra laikas mums paaukti. Aš gyvenimą visada lyginu su žaidimu. Žaidimu, ar ne? Tiesiog žaidimas, kur vaikai žaidžia. Ar esi kada nors irgi, ar stebėjęs, kaip tavo vaikai. Nu, šio laikiniai tie žaidimai, aš gal nekalbu. Super Mario, visi žinom, ar ne? Super Mario. Eina, renka grybukus, jisai tenai žvaigždutes renka ir galų gale, aukšto gale, va to jau lygio gale, monstras, kurį reikia įveikti. Kai tą monstrą įveikia, pereina į kitą lygį. Gyvenimas lygiai tas pats. Eina, mes renkam vienu žodžiu, čia nukritom, kažkoks ar ne buvo pagaliukas pakištas, atsistojom, nusipurtėm, einam toliau, čia pagirimai, čia renkam žvaigždutes, čia viskas gerai. Ir paskui kažkoks tai ar ne monstras mūsų gyvenime. Kažkas atsitinka. Ir dažniausiai, kai mes, jeigu neapsisukam ir nepabėgam nuo to monstro, mes pereinam į kitą lygį. Jeigu tave gyvenimas išbando, tau siunčia kažką, sveikinu. Sveikinu. Tu priartėjai prie kito savo gyvenimo etapo. Tik nepasiduok, eik pirmin, bijai, bet daryk. Eik, ženk ir tu pamatysi, kai būsi apdovanotas, pereidamas į kitą lygį. Toks yra visas gyvenimas. Nes jeigu tau atsiuntė tą monstrą, taip sakant, jeigu tu prieėjai, jeigu tau atsiuntė tą iššūkį kažkokį, jeigu tau atsiuntė va, tą sudėtingą situaciją, tu turi išspręsti dabar. Tau ją atsiuntė. Aš gaunu irgi savo pamokas, aš irgi gaunu tuos aukšt levelio ar ne lygio monstriukus, kuriuos aš įveikiu ir pereinu kitur. Ir taip, nu taip faina, kai tu nugali. Ir tie monstrai dažniausiai yra vidiniai, pastebėjote, jie yra vidiniai. Mums reikia patiems tenai susiimti, žinai ką, einu. Ir mes tos monstrus, kai įveikiam, mes gaunam dar didesnį džiaugsmą, kažkokį didesnių galimybių gyvenime, kurioms pasakom taip ir einam toliau, rinkdami grybukus ir žvaigždutes, kaip Mario. Taigi, jeigu tau pasąmonė atsiuntė norą, kad aš norėčiau, o kodėl ne, ar ne, atsiuntė svajonę, vadinasi, jinai yra tau. Eik, daryk, nepaleis, nepaisant visko, nežinau kaip, bet aš noriu. Jeigu man ar ne davė šitą norą, man pasąmonė atsiūs ir idėjas, kaip tai įgyvendinti ir kaip tai gauti ir pasiekti. Įsivaizduokite, kad jūsų troškimas išsipildo. Iš tikrųjų tai pajauskite. Apgalvokite viską iki galo ir nebejotinai sulauksite rezultatų. Matyk savo tą jau pabaigą, ar ne? Matyk, kaip tai baigėsi. Mes dažniausiai bijom, ar ne? Aš nežinau kaip. Tu nuspręsk taip. Tu nuspręsk, kaip tai baigsis. Esat girdėję, kad mes esam savo gyvenimo architektai. Nu, labai daug tų tokių. Bet tai yra tiesa. Tu esi tavo gyvenimo pagrindinis herojus. Tu esi. Ir tu nusprendi, kaip pasibaigs kažkas. Tu nusprendi, kaip tu būsi, kaip tu gyvensi 40 sulaukęs, kaip tu gyvensi 50 sulaukęs. Tu nusprendi, tu gali sukurti. Matyk save. Sukurk, ar ne? Troškimo išsipildymą. Tu sukurk. Nori namo kažkur. Matyk, gyvenk, įsivaizduok, koks tas namas. Vaikščiok, liesk baldus, ar ne? Kokios spalvos tie baldai. Tiesiog, aš savo visą planą esu. Savo naujojo namo aš turiu nusipiešus planą. Tas planas mano nupieštas, jau lapas visas yra, nu, pasenęs, taip sakant, netgi. Bet tas mano planas, jisai nupieštas gal prieš 3 metus. Štai, aš esu nubraižius, netgi nusibraižius kaip mano, ir aš tiesiog ten ir vaikštau. Kai ateis laikas, aš žinau, aš anksčiau būdavo noriu. Dabar aš supratau, kad aš turiu priaugti tam namui. Aš turiu priaugti, nes aš dar net nežinau, kurioje šalyje aš noriu to namo. Nu tai kaip man atsiūs, kaip aš sumanifestuosiu, jeigu aš net nežinau, kurioje šalyje aš noriu to namo.
Aš, pavyzdžiui, sugalvojau, iš pradžių buvo Anglijoje. Dabar sugalvoju, iš Anglijoje nenoriu pasilikti. Aš noriu kitur, aš noriu kur šilčiau savo senatvę užbaigti. Tai vat, tas ir yra, kad kartais mes kažko norime, bet mes turime tiksliai žinoti, kur norime, kada norime, kaip norime. Ir jeigu tu tiksliai žinai, tikrai, tikrai, tikrai žinai, kas yra tavo tas troškimas, tu jau ten ir būk. Būk ten. Ir tau bus pateiktos galimybės. Tik nepraleisk, pasakyk taip tavo atsistom galimybėm. Tai va, šiandienai tiek, susitiksime rytoj.